Instrukcija anglų kalba, bet to bijoti nereikia, nes kameros pajungimo schema labai aiški ir logiška. Pakuotėje yra saulės kolektorius su akumuliatorių kontroleriu. Dedasi 6 akumuliatoriai, bet kamera gali veikti ir su 4, tačiau patartina naudoti 6. Kas liečia akumuliatorių nuo saulės kolektoriaus įsikrovimą, tai akumuliatoriai kraunasi ir be saulės, užtenka dienos šviesos. Kamera pratestuota žiemą prie -20 ir tai nesudarė kliūčių akumuliatoriams krautis dieną bei veikti iš pakrautų akumuliatorių naktį. Kameros pakuotėje yra medvaržčiai, kuriuos galima prisukti su atsuktuvu, kurį taip pat rasite pakuotėje. Šešiakampis raktas dėl saulės panelės reguliavimo kampo. Taip pat pakuotėje yra trumpas USB laidas skirtas greitam akumuliatorių įkrovimui prieš montuojant kamerą į jos buvimo vietą. Ant saulės kolektoriaus yra maitinimo išjungimo ir jungimo mygtukas. Pati kamera yra sunki, o kameros korpusas yra tvirtas. Kamera turi 2 antenas, viena yra pajungta prie 4G modelio, o kita skirta Wi-Fi. Kameros surinkimas yra labai paprastas. Pritvirtinate saulės kolektorių prie kameros korpuso, prijungiate laidą ir kamera maitinasi nuo saulės kolektoriaus bei akumuliatorių. Prisukate hermetinę įmovą. Atsukate hermetišką dangtelį ir po juo randate 2 lizdus. Vienas SIM korteliai, kitas atminties korteliai. Kamera palaiko iki 128 GB atminties kortelę, kurios atminties įrašinėjimų užtenka labai ilgai. Kameros įrašai cikliški. Prisipildžius atminties kortelę į kamerą ištrins seniausią įrašą ir įrašys naujausią. Pats svarbiausias dalykas instrukcija tai šie 2 QR kodai, kurie jums padės atsisiųsti U-Box programėlę. Taip atrodo U-Box programėlės logotipas. Kaip matote, pas mane programėlėje kamera yra jau dadėta, bet aš jums parodysiu, kaip reikia pridėti kamerą nuo pradžių. Iš sąrašo pasirenkame 4G kamerą. Tada mums reikia paspausti toliau. Jeigu pas jūs nedega mėlynas indikatorius, paspaudus reset jis pradės mirgėti. Tada pasirodo QR skaneris ir tada reikia nuskanuoti QR kodą, kuris yra iš kameros galo. Tada kamera bus dadėta į U-Box programėlę ir kamera apie tai pasakys pati. Kameroje yra įmontuotas 2 megapikselio objektyvas Full HD, kamera sukiojasi 280 laipsnių kampu į šonus bei 80 laipsnių kampu aukštyn žemyn. Po kamera yra ledinis prožektorius, kuris naktį užfiksavus judesį įsijungia ir apšviečia filmuojamą teritoriją. Šalia objektyvo esantys sensoriai sutemus perjungia kamerą į naktinį režimą, kur kamera tokiame režime gali puikiai filmuoti iki 20 metrų. Yra garsiakalbis, per kurį galima kalbėti tiesiogiai per kamerą ir jis veikia tikrai garsiai. Taip pat galima signalizacijos kaukimas. Ši kamera turi dar daug įvairiausių funkcijų. O kas svarbiausia, ji veikia ten, kur nėra elektros šaltinio. Ji tiesiog yra visiškai autonomiška. Pasižiūrėkite kameros filmavimo kokybę ir pasigrožėkite vaizdais. Pasakyk man, ko tu nori.